Kaip pridėti naują įrašą į jūsų internetinę svetainę. Visų pirma, mes turime užeiti ant įrašai, spausti naujas įrašas, palaukiame, kol įsikrauna ir pradedame pildyti laukelius. Tai visų pirma, mums reikėtų įsirašyti įrašo pavadinimą. Na ir toliau rašome tekstą. Toliau galime pridėti nuotraukų. Mums ką reikia padaryti, tai paspausti pliusiuką, pasirinkti paveikslėlis. Tada kaip ją norime įkelti, geriausiai yra tiesiog įkelti arba pasirinkti iš jau įkeltų. Tai šiuo atveju aš prisidėsiu savo produkto nuotrauką, pasirenku ją ir spaudžiu pasirinkti. Taip pat ją galima išcentruoti. Pasirenkame centruoti. Ir toliau galime vėl rašyti tekstą. Taip pat galime tekstą paryškinti, pridėti nuorodą. Galime padaryti, kad nuorodą atidarytų naujame lange. Mums reikėtų paspausti tiesiog varnelę ir rašome tekstą toliau. Taip pat galime pridėti įvairių elementų, kaip paragrafą, antraštę, galeriją, sąrašą, citatą ir taip toliau ir taip toliau. Čia yra visko labai daug. Kai esame užsipildę jau mūsų visą turinį, toliau mums reikėtų pasirinkti kategoriją. Paspaudžiame, palaukiame, kol įsikrauna. Jeigu tai yra jūsų pirmasis įrašas ar nėra šiam įrašui kategorijos reikiamos, galime paspausti kurti naują kategoriją. Parašome kategorijos pavadinimą. Ir spaudžiame kurti naują kategoriją. Taigi ją iš karto pasirenka. Toliau galime pridėti pagrindinę nuotrauką. Tai šiuo atveju aš pridėsiu kitą. Visada reikėtų palaukti, kol jį užsikrauna, niekada neskubėkite spausti paskelbti ir kito mygtuko, nes tiesiog gali būti, kad nuotrauka neužsidės tada. Toliau ištraukos mums kaip ir nieko nereikia daryti, tai aš net nespaudžiu ir yra diskusija. Diskusija tai leisti rašyti komentarus po jūsų įrašu. Dažniausiai tai reikėtų išjungti vien dėl to, nes būna labai daug brukalo. Tai aš išjungiu. Ir viskas, kai tai padarome, spaudžiame paskelbti. Taigi, matome, kad mūsų įrašas yra paskelbtas, galime jį peržiūrėti. Matome antraštę, mūsų paveikslėlį, tekstuką. Čia tas paveikslėlis yra, kurį nustatome kaip pagrindinį, o čia yra visas mūsų turinys. Nuoroda. Ir viskas. Toliau galime taip pat redaguoti įrašus, galime nueiti per admin meniu, arba tiesiog užeiti ant įrašo, spausti redaguoti įrašą.
atsidaro toks pat langas ir galime pridėti informacijos, keisti, ištrinti ir taip toliau, ir taip toliau. Visą tai padarius, man vėl reikėtų paspausti mygtuką atnaujinti. Palaukime, kol užsikrauna ir kai išmeta, kad įrašas atnaujintas, galime arba išjungti, arba peržiūrėti, kaip tik jūs norite. Tai tiek.